Verslo augimas beveik visada būna labai chaotiškas. Neretai sakoma, kad chaosas tiesiog natūrali augimo dalis. Bet ar tikrai mes negalime reikšmingai sumažinti chaoso bei užtikrinti verslo augimą? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 143 epizodo. Kaip jau nekartą kalbėjau įvairiuose tinklalaidės epizoduose bei webinaruose ar net konferencijose, vienas iš sėkmingo verslo elementų tai yra augimas. Verslas turi augti. Bent jau tiek, kad padengtų augančias išlaidas, tokios kaip atlyginimai, medžiagos, nuoma ir panašiai. Ir taip pat verslas turi augti dar ir tam, kad neatsiliktų nuo konkurentų, nes jeigu jis atsiliks nuo konkurentų, konkurentai jį labai greitai išstums iš rinkos. Detaliau apie tai, kodėl verslui reiktų augti, aš kalbėjau 105 epizode, kuris vadinasi verslas arba tobulėja ir auga arba miršta. Bet jeigu vis dėlto verslininkas ar įmonės vadovas su komanda nusprendžia, išsikelia savo tikslą augti daug smarkiau negu infliacijos lygis, tuomet beveik garantuotai galima tikėtis toje įmonėje daug streso ir chaoso. Ne tik tai streso vadovų komandai, bet tas stresas persiduoda ir darbuotojams. Tai kodėl taip nutinka? Negi iš tikrųjų chaosas yra būtina augimo sąlyga. Beje, apie chaosą, augimo chaosą pasikalbėjau su įvairiais dirbtinio intelekto įrankiais ir gavau tokių įdomių komentarų. Beveik visi įrankiai pateikė chaosą kaip sėkmės ir net augimo rodiklį, kaip tai kuo daugiau chaosos, ne kuo tai yra sėkminga įmonė. Ir būtent chaosas netgi pateiktas kaip sveikos organizacijos tam tikra dalis, su kuo aš nelabai sutinku. Beje, chaoso priežastis įvardina įvairias, kad augimas reikalauja laužyti tai, kas veikia anksčiau ir dėl to tikrai nepaprieštarausi. Taip pat augant organizacijai, daugėjant narių skaičiui, darbuotojų ir panašiai, auga komunikacinių kanalų skaičius, tas vadinamasis komunikacijos geometrinis augimas. Taip pat augimas, verslo augimas mažina vadovų kontrolę, vadovai praranda tą detalėje kontrolę. Augimas gali sukelti ir kultūrinių iššūkių, nes jeigu priiminėjai daug naujų darbuotojų ir juos įdarbini, jie pakankamai greitai atskiedžia esamus darbuotojus ir atskiedžia tą susiformavusią kultūrą, formalią ir neformalią, ir gali pakeisti organizacijos tam tikrą veiklą. Taip pat augimas neretai reiškia ir apribotus ar probleminius pinigų srautus, kas irgi reikšmingai gali prisidėti prie chaoso. Dar teko skaityti ir vieną iš tokių komentarų, kad tik chaose gali atsirasti kažkokios inovacijos, o verslas be inovacijų augti negali. Atrodo, skamba įtikinamai. Tačiau vis dėlto, ar chaosas yra visiškai natūralus verslo augimo reiškinys, kaip minusinė temperatūra ir sniegas sausio mėnesį Lietuvoje, ar vis dėlto tai yra dalykas, kurį mes galime pakankamai smarkiai įtakoti. Ir aš manau, kad toks didelis chaosas, kurį neretai tenka matyti, sparčiai augančiose įmonėse, jisai nėra natūralus, kuria prasme. Jį galima suvaldyti.
Taip, jis natūraliai atsitinka ir ta entropija, senėjimas ir sistemų noras sugriūti, subirėti yra labai natūralus. Tačiau aš manau, kad įmonės gali reikšmingai susimažinti chaoso lygį ir tuo pat metu užsitikrinti augimą. Nors chaosas pateikiamas kaip privalumas, tačiau aš vis dėlto manau, kad chaosas yra vienas iš reikšmingų stabdžių užtikrinti gerą ir pelningą įmonės augimą, nes jis reikšmingai išblaško tiek vadovų, tiek darbuotojų dėmesį, sukelia stresą, tikrai gali tapti perdegimo priežastimi, o netgi taip pat gali tapti ir kompanijos žlugimo priežastimi. Iš kur tas chaosas atsiranda? Mes turim suprasti, kad įmonės augimas tai yra tiesiog nuoseklus apribojimų šalinimas. Ir šalinti reikia vieną apribojimą vienu metu. Jau ne kartą esu kalbėjęs apie tai, kad bet kuri organizacija turi apribojimą ar apribojimus. Nes jeigu organizacija neturėtų apribojimo, jinai generuotų, sukurtų begalinį tikslo vienetų skaičių. Jeigu būtų įmonė, kuri neturi jokio apribojimo, tai jos pelnas būtų begalinis. Deja, mes nesame susidūrę arba realybėje neegzistuoja įmonės, kurios turėtų begalinį pelną. Taigi įmonė, ar netgi ne įmonė, bet kokia organizacija turi vienokį ar kitokį apribojimą. Ir tas apribojimas užduoda vienokį ar kitokį veiklos ritmą ir tam tikrą netgi modelį. Į ką turi būti nukreipiamas vadovo ir darbuotojų dėmesys, kaip turi būti priimami sprendimai, kaip turi būti elgiamasi kasdienoje. Ir kai apribojimas sulaužomas, tuomet organizacija susiduria su nauju apribojimu. Tai yra apribojimas persikelia į kitą vietą. Vėlgi įsivaizduokit, jeigu mes turim grandinę iš daug grandžių ir radę vieną silpniausią grandį, mes ją pradėsime stiprinti tol, kol jinai nebebus silpniausia grandis. Ir tada silpniausia grandis persikels į kitą vietą. Tiksliau sakant, kita grandis taps silpniausia. Galim pasiimti kaip pavyzdį, elektroninė parduotuvė, elektroninis verslas. Pradžioje pradėjus tokį verslą labai dažnai pirminis apribojimas būna tiesiog klientų skaičius. Trūksta užsakymų. Kuo daugiau klientų ateina, tuo įmonė daugiau uždirba. Dėl to esminis vadovų ar to verslininko ar verslininkės dėmesys yra į klientus, klientų pritraukimą ir užsakymų suradimą ir panašiai. Tačiau augant užsakymų kiekiui, apribojimas gali persikelti, pavyzdžiui, į siuntų išsiuntimo pajėgumus. Galbūt esami pajėgumai gali tapti jau per maži ir įmonė jau nebegalės per vieną, per 2 dienas apdoroti tiek užsakymų, kiek jinai gauna per tą dieną ar 2. Ir išsiuntimo laikas pradės ilgėti. Arba gali apribojimu tapti tiekimas. Pavyzdžiui, tiekėjas, iš kurio dabar perkama, jau gali neturėti pakankamo pajėgumo pagaminti tiek, kiek mes parduodame. Arba gali reikėti praplėsti asortimentą, susirasti papildomas prekes, o asortimento plėtra reikalauja tam tikrų papildomų investicijų ir įmonė gali susidurti su apyvartinių lėšų apribojimu. Taigi, išsprendus vieną apribojimą, kažkas kito tampa apribojimu. Taip pat augant verslui, galbūt elektroniniam versle ne tiek, bet daugelį verslų, kai verslas pradeda sparčiai augti, tai tinkamų ir kvalifikuotų darbuotojų atranka ir įdarbinimas gali tapti pakankamai reikšmingo apribojimu. Beje, augant verslui, apyvartom, užsakymų kiekiu ir darbuotojų kiekiu ir taip toliau, atsiranda daug daugiau tų kasdieninių nedidelių problemėlių ir vadovų dėmesys tų problemų sprendimui gali tapti irgi reikšmingas apribojimas. Beje, pakankamai dažnas
apribojimas sustabdantis įmonės augimą yra vadovų dėmesys, kai jie nespėja spręsti visų iškylančių klausimų. Ir ypač tų klausimų, kurie yra ne tik tai apie šiandieną, bet yra ir apie ateitį. Daugeliui vadovų norisi kontroliuoti, kas ten vyksta, bet jie jau pradeda nebespėti ir tampa apribojimu. Todėl vadovai turi išmokti deleguoti ir išmokti formuoti komandą, atrinkti komandą, kuriai galėtų deleguoti. Beje, 53 epizode turėjau svečią, su kuriuo mes tikrai nemažai šnekėjome apie augimą ir net epizodas vadinosi, kad verslo augimo greitis priklauso nuo vadovo sugebėjimo deleguoti. Taigi, kai mes išsprendžiame vieną apribojimą, apribojimas peršoka į kitą vietą. Ir būtent toks apribojimo šokinėjimas labai dažnai ir yra vienas esminių chaoso šaltinių. Kodėl taip nutinka? Pakalbėsiu po trumpos pertraukėlės. Dar kartą noriu padėkoti Jums, mėly tinklalaidės klausytojai ir prenumeratoriai. Dėkoju ne tik tai, kad klausotės, bet kad ir dalinatės su savo draugais, pažįstamais ar kolegomis nuorodomis į šitą tinklalaidę. Man tikrai tai svarbu ir tai motyvuoja mane toliau kurti naujas laidas. Taip kad dėkui, dalinkitės ir jeigu turit idėjų, pasiūlymų, klausimų, rašykite man. Taigi, kaip jau minėjau prieš pertraukėlę, įmoniai augant apribojimai šokinėja ir tai sukelia chaosą. Epizodo pradžioje minėjau, kad kiekvienas apribojimas reikalauja iš organizacijos skirtingos elgsenos. Kai mes turim vienokį apribojimą, mes elgiamės vienaip. Jeigu mes turime pardavimo apribojimą, mes tikrai stengsimės išlaikyti klientus ir suteikti jiem geriausią aptarnavimą, nuolaidas ir panašiai. Bet jeigu mes turime vidinį apribojimą, nespėjame gaminti ar patenkinti visus užsakymus, natūralu, kad tada jau klientų aptarnavimo lygis smarkiai kris. Ir tai yra natūralu, nes kiekvienas apribojimas reikalauja šiek tiek kitokios elgsenos. Ir kai organizacija gyvena su vienokiu apribojimu pakankamai ilgai, organizacijai susiformuoja tiek formalūs, tiek neformalūs elgsenos modeliai. Kai apribojimas yra sulaužytas ir apribojimas persikelia į kitą vietą, organizacijai reikia prisitaikyti prie kitokio apribojimo. Jeigu mes sakysime, kad apribojimas yra tai, kas užduoda ritmą, sulaužęs vieną apribojimą, atsiranda kitas, kuris pradeda užduoti kitokį ritmą. Bet daugelis organizacijų taip susifokusuoja į tam tikro apribojimo sulaužymą, kad net nepamasto, kad jau ta vieta nebėra apribojimas. Ir net ilgą laiką net nesupranta, kad jau apribojimas yra kitoje vietoje. Ir tai, kas dar visai neseniai buvo labai teisinga elgsena, dabar jau pradeda neduoti rezultato ir netgi duoti daugiau žalos negu naudos. Ir atsiranda nepasitenkinimas klientų, darbuotojų ir pradeda augti chaosas. Tačiau vietoj to, kad pasižiūrėt, kurioje vietoje atsirado naujas apribojimas ir pakeisti savo elgseną, organizacijoje vyksta ta organizacinė inercija. Mesgi anksčiau darėm, taip darėm ir tai veikė. Tai pabandykim dar daryti intensyviau ir tai turėtų suveikti. Ir kai jau suprantama, kad reikia keistis, prasideda pokyčiai, transformacijos, kurios irgi prisideda dar papildomai prie chaoso. Tačiau organizacinė inercija tikrai labai dažnai gali tapti esminiu apribojimu augančioje kompanijoje ir sustabdyti kompanijos augimą.
Algi apribojimų teorijoje yra tie 5 fokusavimosi žingsniai, nustatyk apribojimas, nuspręsk, kaip jį maksimaliai išnaudosi. 3 žingsnis - subordinuoti visą sistemą, kai atsiranda modelis veiklos. 4 žingsnis - praplėsk tą apribojimą. 5 žingsnis - kai apribojimas sulaužytas, grįžk prie 1 žingsnio. Bet ir yra labai svarbus perspėjimas 5 žingsnėje, kad neleisk inercijai tapti esminio apribojimu. Tai yra, suprask, kad pasikeitus apribojimui iš esmės turi keistis tavo organizacijos elgesys. Taigi, ar mes tikrai negalim išvengti to apribojimų šokinėjimo? Jeigu mes suprantam, kad šokinėjantis apribojimas yra labai didelė priežastis atsirasti chaosui. Ir iš tikrųjų geros vadovų komandos, gerų įmonių komandos supranta, kad šokinėjantis apribojimas yra reikšminga bėda ir ką jie daro, jie dėlioja strategijas, susikuria tokią strategiją ir taktiką ir jie užtikrina, kad apribojimas nepersikeltų kitur. Ką jie daro, jie stebi, kur galėtų atsirasti naujas apribojimas, jeigu mes šitą dabartinį įmonės apribojimą sulaužysim ir imasi preventyvių veiksmų, kad tas naujas apribojimas neatsirastų. Tai yra, pirmiausiai sustiprina tą galimą potencialų būsimą apribojimą ir tik po to plečia dabartinį apribojimą. Ir tokiu būdu užtikrina, kad apribojimas nepersikelia. Reiškia, mūsų sistemoje nereikia nieko iš esmės reikšmingai keisti. Ir mūsų nustatytos taisyklės, rodikliai, tvarkos ir taip toliau gali išlikti. Ir mums nereikia peržiūrėti ir informacinių srautų ir panašiai. Taip pat geros vadovų komandos, kurios stengiasi minimizuoti galimą chaosą dėl šokinėjančio apribojimo, jie įsidiegia dar ir sistemas ir tam tikrus įrankius, kurie leidžia stebėti, ar visi pagalbiniai procesai ir resursai, kurie šiuo metu nėra apribojimas, kurie aptarnauja, sakykim taip, apribojimą, turi pakankamai apsauginių resursų. Beje, procesinių buferių valdymo principai yra vienas iš geriausių mechanizmų, parodantis, kada aptarnaujantis procesas gali tapti apribojimu ir peršoks jūsų apribojimas į kitą vietą. Tokiu būdu įdiegiama sistema, kuri tuo pat metu leidžia organizacijai augti pakankamai sparčiai ir išlikti su nedideliu chaoso lygiu. Taip, mes turime suprasti, kad neapibrėžtumas realybėje yra pakankamai didelis, dėl to mes tam tikro chaosėlio ar neapibrėžtumo turėsime, tačiau tai nebus didelis chaosas, kur net neaišku, kas vyksta. Būtent išlaikymas apribojimo toj pačioj vietoj reikšmingai taupo tiek darbuotojų laiką, tiek darbuotojų dėmesį ir leidžia fokusuoti pastangas ten, kur reikia, kad greičiau ir efektyviau su mažesnėm pastangom pasiekti gerą organizacijos augimą. Žinoma, dabartinis apribojimas, jeigu jūsų įmonė susiduria su kažkokiu apribojimu, ir jūs manot, kad tas apribojimas, ne visai ten, kur turėtų būti, tai dabartinis apribojimas nebūtinai turi išlikti ten pat. Ir vėlgi apribojimas, tas ilgalaikis apribojimas, tai yra tam tikras strateginis pasirinkimas. Jūs turit patys nuspręsti, kur jūs norite, kad būtų jūsų verslo apribojimas. Ir jeigu tas apribojimas šiuo metu yra ne ten, turite nusimatyti tam tikrus veiksmus, kuriuos padarysite, užtikrindami, kad apribojimas persikels ten, kur jūs norite, kur jums yra geriausia jį valdyti ir kur atitinka jūsų pasirinktą strategiją. Beje, užtikrinimas, kad apribojimas nešokinėtų,
ir praplėtimas neapribojimo resursų anksčiau negu apribojimo resursų reikalauja tikrai tokios griežtos vidinės organizacinės disciplinos, susifokusavimo ir nesiblaškimo. Iš tikrųjų labai sunku atsilaikyti nuo tam tikrų naujų blizgučių, kurios, vienaip ar kitaip jie atsitinka. Beje, neretai tenka girdėti, dirbant ir su organizacijom, pradžioj tenka išgirsti, kad toks susifokusavimas ir toks palaikymas apribojimo vienoj vietoj, tai reikšmingai riboja darbuotojų kūrybiškumą, mažina inovacijų kiekį ir panašiai. Tačiau vėliau, dirbant su organizacijom, jos darbuotojai pripažįsta, kad toks susitelkimas kaip tik suteikia daug daugiau galimybių daryti labai vertingas inovacijas. Būtent tokias, kurios įmonei duoda didelę naudą ir kurias įmonė ima ir įsidiegia, kuriomis tos inovacijos kūriamos tokios, kuriomis įmonė pasinaudoja. Beje, apie tai, kaip toks susitelkimas į apribojimą ir chaoso sumažinimas gali reikšmingai padėti inovacijų kūrimui įmonėje, aš pakalbėsiu kitame epizode. O apibendrinamas pabaigai vėlgi noriu pasakyti, kad chaosas nėra duotybė. Labai tikėtina, kad esminis chaoso šaltinis yra mūsų elgsena ir mūsų, tai kaip mes elgiamės su apribojimu. Ar mes jį išlaikom ten pat, ar mes jį stebime, ar mes jį valdome, ar mes jį tiesiog ignoruojame. Nes apribojimas kaip stulpeliai automobilių parkavimo aikštelėje. Jūs galite juos ignoruoti, bet jie ten yra. Ir už ignoravimą bus sumokėta kaina. Taigi toks nedidelis namų darbas jum. Pagalvokit, kurioj vietoje yra dabartinis jūsų verslo apribojimas ir ar iš tikrųjų jis yra ten, kur jūs norėtumėt, kad būtų. Ir kur jūs norėtumėt, kad jūsų apribojimas būtų. O tuomet užsiduokite savo klausimą, ką jūs galite padaryti, kad jūsų organizacijos apribojimas atsirastų ten, kur jūs norit, kad tas apribojimas būtų. O jeigu nežinot, kokių veiksmų imtis, arba tiesiog norit pasitarti, ar jūsų pasirinkti sprendimai pakankamai teisingi, visada galite parašyti man arba galime susijungti. Kaip visada priminsiu, pirmas pokalbis nieko nekainuoja ir registraciją į tą pokalbį galite rasti šito epizodo aprašyme. O šiandien tiek ir iki naujų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!